Sveiki, aš esu muzikos mokytoja, šiuo metu mokau vaikus ir ne tik dainuoti, bei labai domiuosi ir savo naudoju aromaterapiją. Dabar aš gaunu tokių klausimų ar pastebėjimų, kad neveikia tie eteriniai aliejai taip, kaip galėtų veikti. Tai aš jums pasakysiu, kodėlgi taip nėra, kaip galėtų būti. Visų pirma, atkreipkite dėmesį į kokybę. Turi būti eteriniai aliejai ypatingai gryni, ypatingai švarūs, kokių yra iš tikrųjų rinkoje tik 2 procentai. Tai pasirinkite tikrai patikimą gamintoją, jeigu reikia konsultacijos padėsiu. Ir tokie aliejai tikrai turi maksimalią naudą ir mūsų psichiniai sveikatai, ir mūsų fiziniam kūnui. Antras dalykas, ką reiktų daryti, kad veiktų maksimaliai gerai. Išsirinkti pagal kvapą. Pajausti, leisti savo pajausti, kas labiausiai kvepia, ko labiausiai norisi. Jūsų kūnas tokiu būdu pasako, ko jums labiausiai reikia. Tai dažnai būna daroma klaida, kad man šitas aliejus smirda, bet žinau, kad jis labai naudingas, tai dėl to naudoju. Ir negaunu naudos. Tai tikrai naudos nebus, jeigu jis jums nekvepia. Reiškia, jūsų kūnas pasako, kad jis jums netinka ir dabar yra nereikalingas. Trečias dalykas, į ką reikia atkreipti dėmesį, tai naudoti juos nuolat. Pagal paskirtį, pagal poreikius. Bet vieną dieną galbūt reikia ramybės, kitą dieną energijos, trečią dieną gal kažkas skauda, ketvirtą dieną gal reikia geriau užmigti lengviau. Tai visiems atvejams tikrai yra eterinių aliejų mišinių ir pačių eterinių aliejų, kurie tuos dalykus tvarko ir padeda. Tai naudojant nuolat, jūsų stiprėja imuninė sistema, jūsų psichinė būklė ir sveikata taip pat gerėja ir rimsta. Visą tai, jeigu jūs garinat, visą tai jaučia ir jūsų šeima ir taip pat keičiasi ir jų būsena. Taip kad jeigu norite ilgalaikių poveikio, tai reikia naudoti nuolat ir kiekvieną dieną ir tikrai pajausite, kaip jie puikiai veikia. Juk mes žinome, kad jeigu pasportuosime tik kartą į mėnesį, nebus rezultatų. Taip? Jeigu nusiprausime kartą per mėnesį, nebūsim švarūs. Tai čia lygiai taip pat reikia nuolatinio tokio kvapnaus ir natūralaus palaikymo organizmui. Na ir nuo kogi reikėtų pradėti? Kaip išsirinkti tos aliejus, kurie tiktų man? Tai aš galiu patarti, kad geriausia pradėti nuo startinio rinkinio, nes į jį įeina net 12 eterinių aliejų ir garantuvas dovanų. Tie aliejai gaunasi daug geresnė kaina, negu pirktumėte po vieną, tai tikrai labai apsimoka. Ir jie taip sukomplektuoti, kad tinka visiems gyvenimo atvejams ir visai šeimai, nes jums gal vienas labiau tiks, jūsų vyro ir vaikams kitas, o galbūt jūsų uoslės poreikiai ir organizmo pasikeis ir tai, kas tiko šiandien, nebetiks rytoj. Todėl labai gerai yra turėti, iš ko pasirinkti ir taip savo prisitaikyti maksimalią naudą. Na, o aš, kadangi juos naudoju nuo vasario mėnesio, tai per tą laiką iš tikrųjų nei karto nesirgau rimta peršalimo liga, net sloga nesirgau. Buvo atveju, kai kabinasi kažkas, kai nosis jau kemšasi, kai liktai gerklė kutena, bet aš žinau, ką pagarinti, ką pasitepti, ką panaudoti, kad to nebebūtų. Ir suveikia tikrai labai greitai, praktiškai kitą dieną jau vėl esi sveikas. Tai to jums labai linkiu, būkite sveiki, o jeigu kils klausimų, būtinai kreipkitės į mane.